Tai sveiki visi, malonu, kas prisijungėt šiandien antrą kartą prie mūsų kuriamos iniciatyvos. Šiandien iš tikrųjų kalbėsime labai aktualią temą apie nugaros skausmą. Aš esu šeimos gydytoja, taip pat ir echoskopuotoja, tačiau labai dažnai iš tikrųjų tenka susidurti su pacientais, kurie skundžiasi nugaros skausmu. Ir šiandien turiu galimybę pasikalbėti su savo kolege, tai mūsų šeimos gydytojo komandos kineziterapeutė Aušrinė, kuri tikrai turi nemažą patirtį dirbdama su įvairiais pacientais, taip pat su sportininkais, taip pat ir su sveikais, su sergančiais, užsiema profilaktika ligų. Tačiau šiandien mes nusprendėm, kad pakalbėsime būtent apie nugaros skausmą, kaip pacientai iš tikrųjų jaučiasi, kokie jiems klausimai kyla. Tai ačiū tau, Aušrinė, kad skyrei laiko, kad šiandien iš tikrųjų padėsi atsakyti į įvairius klausimus, kurie kyla man dirbant šeimos gydytojo darbe. Ir kadangi mes vis tiek dirbam kaip komanda, tai tikrai yra, manau, naudinga padiskutuoti tam tikromis temomis, kad mūsų pacientai gautų kokybiškesnę konsultaciją tiek iš tavęs, tiek iš manęs. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, norėčiau tau padėkoti ir tada galbūt tu kažką nori pasakyti. Tai visiems labas vakaras. Taip, nugaros skausmas ta tema ir priežastis, dėl ko pacientai dažnai pas mus kreipiasi ir atvyksta, kai atsibudę ryte negali atsikelti iš lovos, nutirpo koją, skauda juosmenį, negali išsitiesti, skauda atsistoti. Tai dažnai atveda pas mus, pas kineziterapeutus, reabilitologus, neurologus, šeimos gydytojus, kai jau būna labai ūmus priepuolis. Ir yra antra kategorija, kai jau skausmai atsiranda po truputį, skauda ir ateina ta diena, kai jau to skausmo kentėti nebegali. Supratau. Kokias dažniausias nugaros skausmo priežastis esi pastebėjusi, dėl kurių pacientai būtent kreipiasi į kineziterapeutą? Pas mus dažniausiai kreipiasi tai kažkas sunkaus kėlus, kažkokį tai dėžę, daiktą netaisyklingai paslenkus nugarą. Kitas atvejis būna ilgas sėdėjimas prie kompiuterių, kažkokia specifinė veikla, dėl kurios išsivysto netaisyklinga laikysena, atsiranda raumenų ilgių skirtumai, dėl ko po truputį atsiranda vis stiprėjantis skausmas. Ar dažnėja būtent gyvensenos sukeliami nugaros skausmai, ar dažnėja tokių atvejų, kaip tu manai? Kiek tenka pastebėti, tai asmenys vis dažniau kreipiasi dėl to, kad jau pradeda jausti, kad vis nugarą pamaudžia, silpnas presas, jau dubuo kažkaip ne taip atrodo atsikišęs pilvas, kas atrodo visiškai nesusijęs simptomas pradžiai. Tai būna, kad netgi ta nugaros skausmo kaip ir prevencija būna, kai atvyksta pacientas dėl to, kad kažkaip kitaip atrodo, nei atrodė įprastai. O ar tiesa, kad gali būti ir psichologinės, psichoemocinės priežastys, būtent nugaros skausmų, tarkim, kaip sako, daug streso darbe, surakino sprandą, ar susuko nugarą, nepasikelia iš lovos, nebuvus jokios traumos, arba neturint kažkokių gretutinių ligų? Tai būna, dažniausiai ir būna tam fone daug įtampos, streso, atrodo niekur laiko nėra, niekur nespėju, ryte pabundu, bandau atsikelti iš lovos ir suduria staigus aštrus skausmas, lyg iš niekur, nieko anksčiau neskaudėjo, nieko nebuvo, o dabar nepavyksta net išsitiesti. Tai taip, tas psichologinis faktorius, stresas, įtampa turi įtakos nugaros skausmo atsiradimui. O kaip, pavyzdžiui, tęsiant ar ne, kalbam iš tas būklės, jeigu šiandien aš susinervinau, man surakino nugarą, rytoj galbūt mažiau psichoemociškai įtempta diena, ar tai reiškia, kad man iš karto taip ir praeis, kad man užtenka tiesiog ramiai pabūt, pailsėti, ar jau visgi tada reikalingos kažkokios kitos priemonės? Jeigu tai nebuvo labai stiprus rakinimas, kažkoks lengvas skausmas, maudimas raumens, tai taip, greičiausiai ramesnė diena, šiluma,
ar kita kažkokia savipagalba, tai tikrai taip gali jis ir praeiti, bet dažnu atveju taip greitai jis nepraeina, lieka raumens spazmas, įtampa, tas fonas vis tiek jis su diena neišnyksta. Tai tie skausmai po truputuką ir lieka iki tol, kol nesikreipia pagalbos. Supratau. Ar dažnai, dirbdama su pacientais, ar dažnai tenka pasakoti jam apie prevenciją, kaip reikėtų taisyklingai judėti, daryti kažkokias veiklas, sportuoti, ar labiau užsiemi tik tai, būtent konkrečios problemos sprendimu, gydymu, tuo etapu? Jau vien anamnezės rinkimas prasideda nuo to, kokios veiklos metu prasidėjo skausmas. Tai dažnai pacientai pabrėžia, aš sportuoju. Pradedant gilintis, tas sportas yra darbas, kokių nors sunkių daiktų kilnojimas. Tai taip, tai nėra sportas ir pratimų su sunkumu kilnojimu ar kitų darbų nereikėtų lyginti. Tai viena dažniausiai priežasčių ir būna, kai žmonės sako, sportuoju, bet man vis tiek skauda. Tai reikėtų atskirti, kas yra mankšta ir kas yra būtent tie fiziniai pratimai. Čia taip. Supratau. O tarkim, ar tenka apmokyti, kaip darbo vietoje žmogui dirbti, konkrečiai, tarkim, yra fabriko darbuotojas, kuris 8 valandas per dieną kilnoja kažkokius ar dėžes, ar kažkokius kitus svorius, dienos gale jam skauda nugarą, tai kartojasi savaitė po savaitės. Ir dažniausiai tokie žmonės nemano, kad kažką galima kito pakeisti, apart darbo, bet tai nėra taip lengva ir dažnai jie nuleidžia rankas, susitaikydami, kad kitaip būti negali. Tai ar tenka pacientus mokyti būtent patogus elgsenos? Žinoma, kad tenka ir pagrindinis dalykas yra sunkius daiktus arčiau laikyti savo kūno, stengtis kelt nesilenkiant, išlaikant nugarą tiesią, geriau pritūpt, arčiau savęs daiktą pasimti, atsistot, naudot kojų raumenis, stengtis ne iš nugaros kelt, bet iš kojų. Taip pat stiprint kojų raumenis, sėdmenų raumenis tam, kad stuburą būtų kam stabilizuoti. Ne tik pilvo preso raumenis reikia stiprinti, bet ir viską, kas aplink supa. Tai kaip suprantu, ne vien, tarkim, juosmeninėje dalyje esanti problema gali sukelti nugaros skausmą. Tai gali būti, kaip suprantu, kompleksinė problema visų mūsų laikyseną užtvirtinančių raumenų. Taip, gali būti, kad juosmenis skauda dėl pečių juostos raumenų disbalanso, torakalinės dalies disbalanso, raumenų hipomobilumo, tai yra nepakankamo jautrumo. Ypač dažnai su juosmens skausmu susiduriant, tai būna klubo raumenų balanso trūkumas, jėgos trūkumas, mobilumo trūkumas. Negali kojos pilnai pasukti, bando kompensuoti nugarą, atsiranda ir kriškaulinio klubo sąnario problemos, kurios dar pakankamai ir sudėtingai ir diagnozuojamas, dažnai sumaišomos su stuburo išvarža ir kitom problemom. Tai čia jau prasideda tas sudėtingas kelias atrasti, nuo ko viskas prasidėjo, bet dažniausiai tas nėra, kad yra viena kažkokia priežastis, dažniausiai ilgas darbo valandas, stresas, netaisyklingas kėlimas, raumenų nusilpimas ir viskas susideda, dėl to ir prasideda tie skausmai. Kaip suprantu, tai nebūtinai turi būti atsiradusi išvarža stuburė, kad jinai duotų į išvaržos panašius simptomus. Tai gali būti raumenų spazmas tiesiog. Taip, ypač dažnai šią būklę sukelia klubinis juosmens raumuo, kuris užspazmuodamas neleidžia žmogui pilnai išsitiesti, skausmas plinta į koją, gali netgi kai kuriems atsirasti ir lyg ir tirpimo jausmas kojoje, skausmas nugaroje, atrodo imituoja 100% išvaržą, jau žmonės keliauja pas neurochirurgus, padaro visą magnetinį rezonansą ir ten nieko nebūna, vaistai nepadeda, skausmas nežmoniškas, nežino ką daryti. Tai va tokius pacientus būna kineziterapeutai pakankamai nesunku pagydyti, tačiau svarbu kreiptis neuždelsus. Supratau. Aš kaip šeimos gydytoja, tai iš tikrųjų turiu irgi nemažai tokių pacientų, kurie
skundžiasi nugaros skausmu dėl įvairių priežasčių. Ne tik sunku fizinį darbą dirbantys, bet ir sėdimą darbą dirbantys iš tikrųjų, kurie ateina, skundžiasi, ar, kaip vat, sakei, iš polėto atsiradusiais simptomais arba staiga atsiradusiais simptomais. Ir visada pirma mintis visiems irgi yra apie išvaržą, kad visi bijo, kad reikės operacinio gydymo. Tačiau ne vien tai gali sukelti nugaros skausmą. Tai iš tikrųjų ta paciento kelionė prasideda nuo, aišku, išsamios apžiūros, apklausos, kas atsitiko, kada atsitiko, kaip ir pasakoju, labai yra svarbu išsiaiškinti, ką žmogus veikia. Taip pat tenka nepamiršti ir kitų struktūrų, kurios yra, tai ne tik raumenys, kaulai, raiščiai, sąnariai, bet ir vidaus organai. Tai iš tikrųjų tenka atlikti tą nelengvą diferencinę diagnostiką, pagalvojant taip pat ir apie inkstų ligas, nes gali būti inkstų akmenligės priepuolis, kuris taip pat eina į kirkšnį, labai imituoja būtent irgi tą šaknelinį sindromą. Taip pat aortos disekacija, kuri turi stiprų, aštrų skausmą, staigų sukelia. Žinoma, jeigu yra moteris, tai ginekologinė patologija, aplamai pilvo organų ligos, įvairios kirkšnies išvaržos. Bet aišku, reikia įsivertinti, ar žmogus nekarščiuoja, ar neatsirado kažkoks darinys, kurį jisai čiuopia. Tai iš tikrųjų reikia labai daug visko apmąstyti. Tai turbūt aš pradedu nuo, bet kaip ir minėjau, nuo šitų patologijų. Aišku, jeigu asmuo jau turi iš seniau diagnozuotų ligų, tai truputėlį jau lengviau, ypatingai kai pas šeimos gydytoją lankosi tie patys pacientai, kai jau tu jį žinai, jau maždaug prisimeni, kas buvo praeitą kartą. Tai va, bet iš tikrųjų apie tą raumenyną, apie spazmus pagalvojam, bet pirmiausia vis tiek mes turim įsivertinti, ar nėra kažkokių grėsmingų neurologinių simptomų. Tai tos vadinamos raudonos vėliavėlės, tai iš tikrųjų mums yra labai svarbu išsiaiškinti, ar pacientui kartu su skausmu, tarkim, neatsirado šlapinimuose ar tuštinimuose sutrikimai, tarkim, jisai nebelaiko šlapimo ir išmatų, arba atvirkščiai negali pasituštinti arba pasišlapinti. Tai dažnai, aišku, būna turbūt po traumų iš tikrųjų, kai yra pažeidžiama tam tikra struktūra. Taip pat yra labai svarbu, kaip ir minėjai, būtent kai jau nebegali žmogus eiti, kai nebegali valdyti, tarkim, kojos arba piršto, tarkim, užlenkti, tai tos vadinamos raudonos vėliavėlės, kurios verčia atkreipti dėmesį visai, kad yra kažkoks labai grėsmingas dalykas. Žinoma, ir bendros sisteminės ligos, tokios kaip uždegiminės nervų sistemos ligos, kurios gali pažeisti nugaros smegenis, nervus. Tai iš tikrųjų ta diferencinė diagnostika plati. Tai aš, pavyzdžiui, kai turiu pacientus, tai iš tikrųjų visą laiką prisimenu tas raudonas vėliavėlės, kad jas reikia įsivertinti, na ir tuomet visa kita diferencinė diagnostika. Ir tuomet jau žiūrim, sprendžiam, ką daryti su pacientu, bet iš tikrųjų man pagalba yra, nes kartu padeda įsivertinti visą tą raumenyną laikyseną, tai mūsų komandoje esantis kinesterapeutas šiuo atveju. Tai iš tikrųjų man tai darbo palengvinė. Tai va, galiu pasidžiaugti ir iš tikrųjų ar visgi tau reikėtų atsiųsti tokius pacientus, kurie turi kažkokių, kad ir tų vadinamų raudonų vėliavėlių, kurie nukreipiami neurologui, tarkim, įtariant kažką, ar visgi laukti, kol pacientas praeis visą kelią pas specialistus ir tik tada jau pavarti kineziterapeutų. Priklausomai, kurios yra tos raudonos vėliavėlės. Jeigu mes kalbame apie kojos nutirpimą, skausmą kojui, plitimą į kirkšnių skausmą, tada tikslinga ir pas kineziterapeutą vien tam, kad apmokytų padėčių, kuriuose galėtų gulėti, mažiau skauda, galėtų pailsėti. Nes ir pačiam skausmo malšinime pacientas geriau laikosi, kai jis gali ir išsimiegoti patogiai,
Tada vaistai ir tam tikri pratimai lengvi gali padėti sumažinti skausmą iki tol, kol sulauks gydytojo konsultacijos dėl tolimesnio gydymo plano. Jeigu mes jau kalbam apie išmatų šlapimo nelaikymą, tada jau kuo skubiau į gydytoją kreiptis. Supratau. Kaip, tarkim, vis tiek, aš visą laiką nukreipiu, tarkim, neurologui, gydytojas specialistas įsivertina, jis paskiria tam tikrus instrumentinius tyrimus, na ir atitinkamai nukreipia neurochirurgų, jeigu yra klausimų dėl operacinio gydymo. Ir visgi yra nusprendžiama taikyti konservatyvų gydymą, tai reiškia neoperuoti, gydyti kitomis priemonėmis. Na, tokiu atveju pacientas yra nukreipiamas reabilitologų konsultacijai. Kaip iš tikrųjų toliau vyksta su tuo pacientu jūsų komandoje, kaip dirbant su reabilitacija? Tada pirmiausiai seka gydytojo reabilitologo konsultacija arba yra iškart siunčiama pas kineziterapeutą. Tai atliekama išsami apžiūra, įsivertinama, kurios struktūros yra pažeistos, kuris sąnarys ar stuburas pats kaltas, ar jo smeninės dalies raumenų kažkoks įtampa laikosi, klubo raumenų nusilpimas, sėdmenų problema, klubo sąnario. Galbūt dėl čiurnos problemos atsirado tie nugaros skausmai. Tai svarbiausia yra tiksliai išsiaiškinti, nuo ko viskas galėjo prasidėti ir pradėti gydyti nuo pagrindinės problemos. Stiprinti visus raumenis silpnus, pratemti tuos, kurie yra įsitempę. Bet įsitempęs raumuo vėlgi nereiškia, kad jis yra stiprus ar labai silpnas, vėl reikėtų detaliai pasižiūrėti, visą tą mes ir darome. Įvertiname judesių amplitudę, jei trūksta mobilumo, galima atlikti mobilizaciją gan efektyviai ir greitai padidinti tą sąnario amplitudę, dėl ko sumažės ir skausmas, pagerės pats judesys. O žmogus po truputuką mato atsigaunančius tos judesius, mažėja skausmas, didėja motyvacija. Tada jau galim prijungti ir papildomas priemonės, duoti pratimus kartu su elektrostimuliacija, pajungti kitas procedūras, lazerio terapiją, periferinę magneto stimuliaciją, kad padėtų sumažinti skausmą. Bet aš kaip suprantu, tai vis tiek, kad ir vykstant reabilitacijos procedūrom, medikamentinis gydymas pacientui rekomenduojamas viso gydymo procese. Dažniausiai taip, jis yra rekomenduojamas vien tam, kad nebūtų staigaus skausmų paūmėjimo. Ypač pradėjus procedūras, 1-2 dieną gali viskas ir paūmėti. Tai kad išvengtų paūmėjimų, bangavimų ir tam, kad žmogus galėtų pailsėti tinkamai, tai yra rekomenduojama. Supratau. Iš tikrųjų, dažnai girdžiu iš savo pacientų, kurie pradeda lankyti reabilitacinės procedūras, kad po pirmų procedūrų, sako, dar labiau paūmėjo tas skausmas, neretai turbūt būna ir nebeateina, nes tiesiog bijo to skausmo paūmėjimo. Yra tekę girdėti, kad kaip tik rekomenduojama skausmo, jeigu atsirado skausmas, rekomenduojama išvis mažinti judėjimą, gulėti lovoje. Ar čia yra mitas, ar tokios rekomendacijos ir yra? Nugaros skausmas ir gulėti lovoje, čia yra pats didžiausias mitas, koks gali būti. Taip, jeigu mes ten kėlim kažką sunkaus, viskas nutirpo, negalim pajudėti, tada galbūt 1 dieną pailsėti ir gerai. Maksimum 3. Bet vis tiek mes turim stengtis judėti, neapsiribot, stengtis nesisaugot, neatlikti vadinamų saugių judesių, kad mes nesusikurtumėm įpročio po to visą laiką saugotis. Tai mes turim judėti, jei neskauda vaikščioti, tai vaikščioti, tai mes galim kažkokius lengvus pratimus pradėti daryti. Tai ir juos daryti, nelaukti kažko. Jeigu mes gulėsim, tie skausmai tik stiprės, nes raumenis dar labiau kai kurie įsitemps, kai kurie dar labiau silps ir mes vietoj to, kad mes gautume teigiamą efektą, mes gausim priešingą. O ar yra kažkokių kitų alternatyvių būdų, galbūt, kuriuos pacientai išbando, nes tikrai visi ieško tų būdų, kaip jaustis geriau, vieni gydymo įstaigose, kiti galbūt kažkur kitur, internete labai daug informacijos, gal tau yra tekę susidurti, kokiais kitais būdais pacientai bando gydytis nugaros skausmą. Dažnai nugaros skausmą bando gydytis pilates grupiniam treniruotėmis, jogos grupinės treniruotės lankydami.
Tada keliauja įvairiausius masažus, tailandietiškus ir įvairiausius kitokius, sausos adatos terapija, akupunktūra, vakuminių taurių terapija. Tai gydymo pasirinkimas platus, tai visos tos priemonės turi būti parinktos individualiai, ne tiesiog, kad sugalvojau, nuėjau ir darau. Tai ne, turėtų būti atrenkama, kada kas tinka, o kada gali pabloginti būklę. Kas yra sausos adatos terapija? Tai sausos adatos terapija tai labai primenanti akupunktūrą procedūrą, kuomet įvedama nedidelė adata ir atliekama su jom raumens manipuliacija, sukeliamas raumens pilvelio susitraukimas, kuomet traumuoja ir atsipalaiduoja, sumažėjęs trigerinis taškas, dėl ko ir skausmas atliktas. Ir tas efektyvu, ar tai tik trumpalaikis efektas, ar tai sukuria kažkuriam laikui? Individualu, dažnu atveju tai tikrai neatsikartoja, bet netaikant pratimų, nesprendžiant problemos gali atsikartoti ir Lietuvoje to atlikti kineziterapeutai negali. Supratau. Kaip pastebi tendencijas iš tikrųjų? Yra ligos periodas, pacientas lanko reabilitaciją, lankosi pas kineziterapeutą, jam pagerėja. Ar dažnai pacientai toliau tęsia išmoktus pratimus namuose, bandydami užkirsti kelią kitiem paūmėjimam? Ar visgi yra tendencija kitokia? Dažniausiai, kai skausmai praeina, dar tuos pratimus tęsia mėnesį, 2, vis retėja tie pratimų atlikimai, retėja, kol galų gale pamiršta ir prisimena, kad pratimų nebedaro tada, kai jau vėl atsiranda skausmai. Tai kaip suprantu, ta profilaktika visgi reikalinga, net jeigu ir gerai jautiesi. Žinoma, profilaktika yra pagrindinis būdas išvengti nugaros stiprių skausmų ir paūmėjimų. Bet ar įmanoma, darant tiesiog paprastus kineziterapinius pratimus, išvengti, užkirsti kelią skausmo atsiradimui ateityje? 100% mes garantuotų, kad būtent vien pratimais mes galime užkirsti nugaros skausmui kelią, tai ne. Mes niekada nežinom, kokios gali būti aplinkybės, bet sumažinti riziką atsirasti nugaros skausmams, taip mes tikrai galime tai padaryti efektyviai. Bet jeigu bus kažkoks trauminis įvykis ar kažkas panašaus, didelis stresas, psichologiniai iššūkiai ir visa kita, tada viską galima. Bet vėl bus gydymas kur kas paprastesnis ir trumpesnis. Tai tie, kurie reguliariai daro, sportuoja, kažkokiom fiziniam veiklom užsiema, daro pratimus, tai atlieka reguliariai, tai galima sakyti, kad jiem ir patyrus nugaros skausmo priepuolį atsistatymas įvyks greičiau? Tikėtina, kad bus žymiai greičiau, nes jau turi raumenis, žino, kokius pratimus daugumą uždarė prieš tai, jau pradedant vėl stiprinti tos pačius raumenis, jie kur kas greičiau pradeda stiprėti, dėl ko ir sumažėja skausmai. Ar pastebėjai besikeičiančias tendencijas iš pacientų, kad ateina pirmiau pas kineziterapeutą konsultacijai, o ne pas, tarkim, šeimos gydytoją ar reabilitologą? Ar visgi dar yra kitaip? Pastebiu, ypač jaunesni pacientai dažniau kreipiasi atsiradus skausmai į kineziterapeutą ir tuomet jai nepadeda visos galimybės, ką galėjo pasiūlyti kineziterapeutas, tuomet kreipiasi į šeimos gydytoją ar neurologą. Ar turi pacientų, kurie su tavim reguliariai dirba, ateina, pasirodo, kaip jie išmoko pratimus, tą kažkokį grįžtamą į ryšį, tą luodą, ar turi tokį? Turiu, kurie periodiškai kas 3 mėnesius ateina, pasirodo ir būtent su nugaros skausmais, tų paūmėjimų nebūna, bet jie tiesiog ateina kaip į techninę apžiūrą, tiesiog jau atėjom pasirodyti, kad man daugiau neskaudėtų, nenoriu, kad tai pasikartotų. Tai labai paprasta, matom, kurios vietos yra labiau apkraunamos, pasimokom naujų pratimų, kažką atnaujinam, kažką pridedam, kažką išimam. Ir vėl toliau savarankiškai tęsiu pratimus 2-3 mėnesius ir vėl taip ir kartuoju.
Kokias galbūt dažniausias klaidas daro pacientai, kurias pastebi būtent kalbant apie nugaros skausmo gydymą? Perskaitę magnetinio rezonanso išvadą į išvaržą, viską jai nurašo. Tai stuburo išvarža nėra nuosprendis, kuris būtent reiškia, kad jau viskas nugara visada skaudės ir būtent dėl jo skauda. 20% 20-mečių turi stuburo išvaržą ir nieko apie ją nežino. Tai nebūtinai ta išvarža ir kelia simptomus, būna, kad skauda pėdą, padą, yra tirpimas kojų pirštų, o išvarža yra netitinkančių lygmenyje, kur negali sukelti skausmo, bet įsitikinę, kad būtent ta vieta gydo, ar ta koja negerėja. Ir tada būna tas užburtas ratas, kad žmogus galvoja, kad jam jau tikrai yra ta išvarža ir gydymas joks nepadeda. Tiesiog ne tą vietą pradėta gydyti. O iš tikrųjų, man bent jau buvo nauja išgirsti iš tikrųjų apie kineziterapeuto darbą. Ir likau labai nustebusi apie tai, kad kineziterapeutas testuoja visą žmogų, nepriklausomai nuo to, kur skauda. Kodėl jūs tai darote? Todėl, kad nebūtinai kur skauda yra skausmo priežastis. Tarkim, netgi patį kulną gali skaudėti dėl to, kad įsitempia kaklo raumenys. Wow. Tai skausmų paieška prasideda, pasižiūrim ir čiurną, padą, plūzdas, šlaunis, klubus, sąnarius, sėdmens raumenų jėgą, pilvo raumenų jėgą, laikyseną, pečių juostos. Nes viskas kūne yra susiję, daugiau ar mažiau daro įtaką. Pavyzdžiui, buvus dešinio kelio trauma gali turėti įtakos kairio peties skausmų atsiradimą. Tai yra daug sąsajų, kur gali būti viena problema išsprendžiant, atsirasti kita. Tai dėl to mes testuojam viską. Kas nuo kur ir kaip prasidėjo, kad atrasti, kad išspręsti pilnai problemą, o ne tik tai priežastį, dėl ko tą kartą. Tai dabar suprantu iš tikrųjų, kodėl reikia daryti ne tik vieną grupę pratimų, galbūt, tarkim, nugaros apatiniai daliai, ir nes skauda apatinė nugaros daliai, atrodo logiška, kad reikia daryti tik apatinė nugaros daliai pratimus. Tai jeigu, kaip tu sakai, gali būti problema kažkur aukščiau, tarkim, petį, tai todėl reikia daryti ir pečių juostai pratimus, jeigu taip logiškai mąstyti. Taip, turim žiūrėti, nuo ko viskas prasidėjo. Galbūt ta nugara skauda dėl to, kad nėra mobilumo, tada skirsim mobilumo pratimus. Galbūt ta nugara skauda dėl to, kad silpni kojų raumenys neatlaiko ir nugara bando kompensuoti. Tada stiprinsim kojų raumenis. Jeigu matom, kad buvo pasviręs pirmyn, padidėjusi asmeninė lordozė, taip mes tada stiprinsim giliuosius pilvo raumenis. Bet vėlgi moksliniai tyrimai sako, kad nėra vieno efektyvaus gydymo. Nėra vien efektyviausių pratimų, kurie padės. Mes galim pradėti ir nuo jėgos pratimų, galim duoti ištvermės pratimų. Vienam pacientui geriau vieni suveiks, kitam pacientui kitą. Tik tai ką jau sutarėme, kad vien tempimo pratimais nereikėtų gydyti. Tai įtraukt būtinai ir tam tikrus stiprinimo pratimus, nes vien tempimais mes galim gal trumpalaikį poveikį skausmą numalšinti, padidant judesio amplitudę, bet tik tol, kol mes atlikinėsim tos pratimus. Supratau. Gal turi kokį įsimintiniausią klinikinį atvejį iš savo praktikos? Taip turiu, kai pacientas jau pats sunkiai galėjo paeiti, jį palydėjo, atlydėjo iki kabineto ir jis po konsultacijos išėjo be skausmo. Čia po vienos konsultacijos? Po vienos buvo klubinio asmens raumens spazmas, tai pavyko tą spazmą atpalaiduoti ir žmogus išėjo be skausmų. Prieš tai pasikankino 2 mėnesius. Wow, tikrai. O kiek laiko konsultacija, tarkim, tokia trunka? Maždaug pusvalandą? Apie valandą. Ir per valandą pavyko išspręsti žmogaus problemą? Skausmą sumažinti, grąžinti judesio amplitudę, tačiau tolimesnis gydymas dar truko 2-3 savaitės. Bet pirminis efektas jau vis tiek vis toks buvo ženklus. Tai ženklus, kai pacientas jau pašoka, nukušėtas, man jau nebeskauda, aš viską galiu daryti, ką jūs man padarėt. Tai šitas istorijos pačios smagiausios, kai užtenka kartais atrasti vieną vietą, kurią paspaudus dingsta visi skausmai ir visa problema, dėl kurios atvyko. Na, iš tikrųjų, taip labai įdomu klausyti ir suvokti, kaip viskas yra susipynę. Ir dažniausiai nebūna vienos problemos ir jos persidengia. Ir iš tikrųjų,
kartais net ir kelios problemos turbūt vienu metu gali sukelti simptomus ir tiesiog užtrunka turbūt, kol atpainioji, bet kaip suprantu, jūs turbūt pripratę. Tai pas mus dažniausiai ateina jau su išplitusiu skausmu, kur reikia viską atpainioti, kas nuo ko ir kada prasidėjo. Dažniausiai būna ne viena problema, dar nesenai buvusi ir kokia nors trauma ir tada labai daug sąsajų ir ryšių, dėl ko kas galėjo prasidėti. Tai daug testuojam, daug ieškom, specifiniai judesiai, testai, testų kombinacijos ir bandom išsiaiškinti tikrąją priežastį. Tikrai ne visais atvejais užtenka vienos ir konsultacijos, kad atrasti tikrą skausmo priežastį. Tai yra buvę, kad ir 3 ir 5 kartų reikia apsilankyti, kad atrasti, kad vis tiek kažkokias jau pradinės rekomendacijas jau ir po pirmos duodam, ką jau pradėti daryti. Kaip manai, ar tikrai jau reikia visiems nueiti pas kineziterapeutą, kad parodytų pratimų, ar galbūt tiesiog užtenka įsijungti YouTube, suvesti nugaros pratimai nugarai ir pasižiūrėti ir visiems daryti, nes tikrai labai daug informacijos šiuo metu yra internete, tai ar jau tikrai reikia visiems ateiti pasirodyti kineziterapeutui? Rekomenduojama kiekvienam pasirodyti, bet nėra, kad visi pratimai ten įkelti į socialinės medijas yra blogi. Jeigu atliekant pratimą neskauda, nėra per sunku jį padaryti ir manot, kad atlieka taisyklingai arba turit, kas iš šono gali pažiūrėti, tai jums tikrai nereikia. Pas kineziterapeutą galite pilnai susitvarkyti ir namuose. Tačiau jeigu kažkokie skausmai vargina, sunku atlikti pratimus, tada jau tikrai būtinai pas kineziterapeutą. Taip, iš tikrųjų, iš šono turbūt reikėtų, kad pažiūrėtų, nes mums gali atrodyti, kad labai gerai darom, bet turbūt realybė truputėlį kitokia. Tai ir pratimų pats atlikimas, jis nebūtinai visada turi būti tobulas. Kartais geriau daryti kažką, nei visiškai nieko nedaryti, bet nereikėtų daryti ir kaip profesionaliam sportininkui, niekad nesportavusiam žmogui, kad vieną dieną atsikėliau, šiandien jau pradėsiu mankštą ir daro visų pratimų ten po 30 pakartojimų, 4 serijas ir kitą dieną jau nebegali išlipti iš lovos. Tai po truputį traukti tos pratimus, nereikia daryti 20 pratimų pirmą kartą. Pabandykit 2-3 pratimus lengvai. Pasižiūrėkit, kaip jaučiatės. Jei gerai jaučiatės, galima dar pridėti. Jei kažkas negerai, tai galbūt tikslinga pas kineziterapeutą nueiti individualiai pratimų programai. Kokio amžiaus žmonėm rekomenduotum jau taip susimastyti, užsiimti prevenciją dėl nugaros skausmų? Kadangi vis pacientai jaunėja su nugaros skausmu, tai dabar jau net kai kuriems ir 20-mečiams tikslinga būtų pasirodyti, ypač jeigu sėdimas darbas, mažai fizinės veiklos, fizinio aktyvumo, nesportuoja, atsiranda kažkokie maudimai, keistas jausmas rankoje, kojoje. Tokie atrodo simptomai su nieko dar ir nesusiję, kartais atsirandantis, bet jau būtų tikslinga pasirodyti. O kaip dėl vaikų? Vaikus tai būtinai, nes dažnai būna plokščiapadystė, netaisyklinga laikysena, skoliozės, bent jau kartą metuose pasirodyti, kad išvengti stuburo deformacijų ar plokščiapadystės. Supratau. Gal galėtum dar kažką parekomenduoti mūsų pacientams? Judėti. Nesvarbu, kokia veikla sportinė užsimtumėt, lankytumėt grupinės treniruotės, pilatesą, jogą ar kažkokią kitą veiklą. Stengtis judėti, neužsisėdėti. Prie kompiuterio sėdint stengtis išlaikyti nugarą taisyklingesnėje pozicijoje, bent jau kojų nekryžiuoti, net kišt pilvą, neišsiriest ir keist dažnai padėtis. Nebūtina ten visada sėdėti įsitempus, kaip mums įprasta rankos padėtas, bet dažnai keist padėtį. Ant vieno šono, galbūt daugiau ant kito šono. Neužsisėdėti vienoje pozicijoje, nes dažniausiai būna priežastis ne tai, kad netaisyklingai sėdi, skausmas atsirado, bet dėl to, kad labai ilgai vienoje pozicijoje, tiesiog raumenys ant tiek įtampą laiko, kad jau pradeda spazmuoti. Kokiu pastebėjimu turėtum ir galbūt kažkokių patarimų, man kaip šeimos gydytojai galėtum duoti, į ką atkreipti dėmesį, turint pacientą su nugaros skausmu? Geras klausimas. Dažniausiai su nugaros skausmu jie atbėga, prašo tik vaistų ir kaip numalšinti skausmą. Tai paskatinti judėti ir neužsidaryti namuose ir vien lovoje su pleduku ir arbata gulėti. Tai bet koks judesys, stengtis atrasti tą judesį, susitarti, kad bent kažkiek judėtų, vaikščiotų
ne lovos režimu, ten 2-3 savaitės laukti gydytojo konsultacijos. O dar turiu tokį klausimą apie vyresnius asmenis, nes kaip ir žinom, osteoporozės rizika su metais didėja. Tai kaip yra su judesiu ir su osteoporozės rizika? Vienas pagrindinių gydymo metodų, sekantis po medikamentinio, tai yra jėgos pratimai. Ir tų jėgos pratimų nereikia bijoti, nes dažnai būna, ateina pacientai, sako, sergu osteoporozę, aš nekelsiu. Ne tai, kad negalite kelt, bet reikia mokėti taisyklingai kelt ir nedidelį svorį. Tam kilogramų svarelį taisyklingai kilnuojant, traumos nebus, nesusižalosit, bet tiesiog paskatinsit kaulą regeneruoti. Tai tokia bus kaip kaulų stimuliavimas, treniravimas, truputėlį, kad užsimt, kad visgi dar užaktyvint procesus. Taip, užaktyvint procesus, kad kaulas pradėtų stiprėti. Tai dabar visiems savo pacientam, kurie nenorės judėti, galėsiu drąsiai teikti, kad judėti reikia, galima ir realiai kažkokios didelės grėsmės nebus, taikant taisyklingus pratimus, atsargiai judant, svarbu neužsidaryti ir nenustot judėti. Taip. Supratau. Tai ačiū tau. Iš tikrųjų dar norėsiu, kad parodytum pratimų, tokių, kurie yra turbūt universalūs, kurių galėtų padaryti kiekvienas, nesudėtingi. Tai prašysiu, kad pamokintum ir kad mūsų pacientai galėtų juos atlikti namuose. Būtinai. Ačiū. Gulim ant nugaros, atkeliam kojas sulenktas per kelius. Rankas ištiesiam. Ir priešingą ranką, priešingą kojelę tiesiam. Juosmenis stengiamės išlaikyti prispaustą, pilvo raumenis įtempti ir sukeičiam prie kojas. Ištiesus truputėlį užlaikom ir vėl sukeičiam. Ir pratimą atliekam 10 kartų. Sekantis pratimas. Tai nuleidžiam kojas, atremiam, rankas šalia ir keliame dubenį aukštyn. Atkeliam dubenį, truputėlį užlaikom ir leidžiam žemyn. Pilvo raumenis įtempti, sėdmenis įtempti. Ir pratimą kartojame 10 kartų. Abi kojas atkeliam. Pilvas įtemptas ir duodame su rankom pasipriešinimą. Kojas spaudžiam į rankas, su rankom į kojas, suskaičiuojam iki 5 ir atleidžiam. Ir pakartojame 10 kartų. Gulint ant nugaros, kojas per kelius sulenktos padėtos ir bandome kojas į vieną pusę nulenkti. Palaikom porą sekundžių ir į kitą pusę. Lėtai, neskubant ir pratimą kartojam 10 kartų. Sveiki. Ir gulint ant šono. Apatinė koja sulenkta, viršutinė tiesi. Dubuo tiesus, bandom atkelti viršutinę koją. Ir nuleidžiam. Pratimą kartojam 10 kartų.